Sveiki atvykę jau į antrąjį mano video vlogą. Sveikinuosi iš garažo, niekur nuo jo toli nepabėgsim, darbų turim daug. Praeitam vaizdo įraše apkalbėjom apie planus, prisistačiau kas aš toks, padarėm praeito zono recapą. Noriu labai padėkoti visiems, kurie paliko atsiliepimą. Labai ačiū, kad žiūrit, dar labiau ačiū tiem, kas užsiprenumeravot, kas paspaudėt laiką ir palikot komentarą. Tas motyvuoja iš karto filmuoti toliau. Pats montuodamas radau labai daug klaidų, o labai sunku sumontuoti tą vaizdo įrašą ir iškarpyti visus ir taip toliau. Atsiprašau už kokybę. Labai greitai kažko kosmosiško nepakeisiu, jau pradėjau žiūrėtis kažkur rimtesnių kamerų, kokybė tik gerės. Šį kartą nedarysiu klaidos kaip praeitą kartą ir nepasakosiu darbų, kuriuos planuoju padaryti, nes vėliau vis tiek nieko nepadarysiu arba padarysiu kažką kito. Gana šnekėt, einu prie radiatoriaus, įsileidžiam vandenį ir šiandien labai norėčiau pradėti pjaustytis galą. Šiaip laikas spaudžia, sezonas jau ne už kalnų, reikia stengtis, nes su mano užsibrėžtais tikslais viskas spėti tikrai nebus itin lengva. Nesgi turėjau būtinai susigalvoti, persidažyti mašiną, susidėti body ir taip toliau, nors galėčiau lėkti su tokia pačia. Nesvarbu, žodžiu, einam prie darbų. Dar vienas labai svarbus dalykas, kurį pamiršau paminėti pirmam vaizdo įraše. Planas kitiem metam prioritetinis, visiškai be kalbų, muzika mano drifto automobilį. Hebra, jūs neįsivaizduojat, ką reiškia stovėti eilėje prieš treniruotės, matyti, kaip pas kolegas kala figėno muziką, jie vaibina, o aš turiu važiuoti į laivą. Muzika svarbu. Pusė visko turi išbėgti ant žemės. Nu, ne pusė, dar šį kartą gerai prasisukta. Ir dar auringas būtinai turėjo įkristi vandenį iš langos. Čia yra vanduo, tik tai tam tikrų priedų, dėl to tokios ryžos spalvos. Bet nieko to, kad kiekime šnerūdys. Tas priedas tokios keistos spalvos yra. Dabar iš bakelio įsileidžiam vandenį. Oi, kaip gražiai bėga. Lengva čiurkšlelytė. Įsileidom vandenį su priedu, neišbėgo jo ten tiek daug, kiek turėtų būti sistemoje, tai faktas, kad jo dar liko, bet kadangi pasirinkau pilt koncentratą, nes iškart galvojau ir pagalvojau, kad truputį gal patingėsiu visą absoliučiai išgaudyti antifrizai sistemos, tai koncentratą šitoje vietoje labai pasitarnaus. Aš asmeniškai visą laiką renkuosi Hado. Išbėgo maždaug tiek, nežinau kiek čia gali būti, apie kokį 7, spėčiau, litriukai. Dabar sudėtingiausias momentas tai yra pataikyti, kur pilt. Viską aišku nutriškyti sugebėsiu. O gal ir ne. Jaučiu teisingesnis būdas būtų pilt. Taip. Tai dabar dar greit užmetam akį ir niekur po apačiu nieks nebėga, nes taip tikrai būna. Čia panašu, kad ne. Viskas kaip ir gerai. Timiausiam dienom nepraneša kažkokio minuso, tai šiandien nekursiu, pasišildžiau garažą. Kaip minėjau, laiko neturiu labai daug, tai tiesiog supilsiu, paliksiu. Nenoriu darinėti vartų, o kvėpo dūmais irgi nelabai. Su Hado tikrai neužšalsim. Ir tikrai nereiks man bloko kamščių iš naujo klijuoti. Tai čia kol kas darom kapotą, stumiu mašiną vėl į priekį ir bėgam kažką supjaustyti. Žiūriu dabar maždaug kaip čia
ką geriau išpjaut, norėčiau pradėti nuo šitos dalies, nes kaip ir minėjau, kadangi vienas iš ketvirčių sulūžęs būtent šitos pusės, tai šitą lempos vietą norėsiu pasilikti kaip trafaretą, ant kurio dalipdysiu tą kampą. Šitą pusę bus galima nupjauti iš karto, tai tikriausiai nupjausiu kampą ir lempos vietą ir įsipjaus visas šitas metalas, tada galėsiu užsidėti ketvirtį ir maždaug prisimatuoti, kaip čia kas turėtų atrodyti. Ir pagal tai galėsiu dar pasidaryti sudėtingesnę pusę, tai yra ta. Šitos visos formos yra, kaip matau, replika originalo. Dabar tokia dilema. Tikriausiai, kad palieku tik lonžeroną, čia gražiai viską išpjaunu ir tada visa šita skarda, pagal mano supratimą, turėtų dingti lauk. Pagalvojau, kad pradžiai nusipjaustysiu viską, ko tikrai nereikia ir pasiliksiu kiek įmanoma daugiau mėsos, tam tiesiog, kad pasižiūrėti, kaip užeina šita dalis. Ir jau tada paskui pradėsiu pjaustyti visą kitą. Einam pjaustyti. Vaizdas po pjaustymo atrodo kažkaip taip, nelabai girdžiu kairiausim. Reiks kažkokias gal ausinės pasiimti. Įsipjaušiau daug prisidariau klaidų, be pjaustydamas jau išmokau. Toks pliusas, kad jei antrą kartą reiks daryti, bus lengviau. Žodžiu, nemažai išmėčiau tokių visokių metalų, nereikalingų kampų. Prisimatau šitą daiktą, viskas kaip ir tinka. Šitas centras tikriausiai, kad išsimes irgi. Ir dabar net pradedu galvoti, kad gal net pasiliksiu šitus lempų apvadus, o tiesiog išpjausiu iš body kito nereikalingą dalį. Čia dar pagalvosim šitoj vietoj. Pažiūrėkit, koks aš murzinas. Nuo visų bulgarkės dulkių. Jaučiu nelabai sveika, čia taip kvepuotom dulkėm, bet whatever. Apie ką dar nebuvo pagalvota, tai reikia pasiimti suktuką su grąžtais, nes čia daug kas yra taškais privirinta, tai nusigręžiot bus gerokai paprasčiau negu pjaustyt. Iš esmės dabar nusimato kelios dienos grinai pjaustymo darbų. Šiandien tiek, jum veiksmas tęsiasi jau tuoj pat, o aš važiuoju ilsėtis. Nu ką, nauja diena. Visų pirma, Murzius atsiprašo už tai, kad kažkokiu būdu pavargęs sugebėjo vertikaliai nufilmuoti kelis video, kai kalbėjau. Dabar pradėsim nuo to, kol dar nepasikūriau pečiaus ir nepradėjau šildyti garažo. Tai kaip ir sakiau, reikia užsikurti mašiną, prasiorinti sistemą. Seniai kūriau, tai įdomu ar užsikurs. Tai realiai prasidarau vartus ir bandom kurti. Nu ką, bandom. Tradiciškai. Kaip bitutė. Tai einam prasiorinam ir tada kepsim į darbus. Mašina dar dirba, bet temperatūra 9, šiltą orą pučia. Prasiorino, viskas kaip ir tvarkoj. Aišku, čia standartiškai visur prilaiščiau visko, bet dar duodu truputį padirbti, kurių pečių tvarkausi ir kepsim į pjaustymo darbus. Turim ketvirtį, turim daug visokių random linijų ant mašinos ketvirčio ir tas gali reikšti tik tais vieną, kad šiandien bandom išpjauti visą šitą reikalą. Tai čia gal dalis, kurios labiausiai nelaukiau. Kimbam į darbus, pjaustom ir palinkėkit man sėkmės.
Tai va tiek va metalo. Pirmas mano gyvenimo išpjautas ketvirtis. Prisidariau šių klaidų, iškart galiu prisipažinti. Daug kur galėjau tiesiog nusigręžiot, nemačiau. Nepagalvojau, paskubėjau, tai gal ne taip gražiai nuėmiau tą ketvirtį, bet kai jis nereikalingas, nieko baisaus. Tai kai minėjau, kad galimai paliksiu metalinę lempos formą, tai ne. Nes realiai pagalvojau, kad nėra tam prasmės. Tai dabar pasilikau visur dar daug metalo, dabar pabandysiu užsidėti ketvirtį, pažiūrėsiu ar išsideda, nes galimai dar ne. Jeigu ne pasipjaustau, šiandien planas užsidėti ketvirtį, nes pjaustimui sugaišau labai daug laiko ir jeigu jų užsidėsiu, būsiu laimingas ir važiuosiu namo ilsėtis. Pasigrožėkim. Pats esu labai laimingas, pagaliau matosi kažkoks tai progresas. Tai aišku, čia dabar viskas yra tiesiog ten tas ant kėdės paremtas ir ant metalo, pagažinė iš vis tik dėl vaizdo užmesta, ten dėl to kampukų nedaspaudžiau. Bet pats ketvirtis jau yra primatuotas, realiai beveik viskur sueina ir liko tokie maži pažaidimukai ir bus ledas. Šiaip tai labai gražiai atrodys, aš jau dabar matau vaizdą, kai viskas nusidažys. Iš tikrųjų, kaip gera matyti progresą savo darbų, tas iš karto užbūstina motyvacijos. Palyginimui, čia turim originalią arką, o čia turim štai tokį vaizdą. Tai šį kartą Murzius pasimokė ir po darbų nėra toks baisiai murzinas, arba nieko jam nesako ir jau apsivalyt spėjo. Tai šiandienai bus tiek, aš jau važiuosiu ilsėtis, labai užsivakarau, darbai užtruko tikrai nemažai. Aš esu patenkintas, jau matosi progresas, tikiuosi ir jums padaviau kiek įdomesnio kontento. Jeigu galit ir patinka mano turinys, palikit komentarą, palikit laiką, užsiprenumeruokit kanalą, kad nepražiopsotumėt naujų video ir susitiksim jau sekančiame epizode. Iki!